Įsivaizduokite, kad esate įstrigę vienas didžiulėje Sibiro ledo platybėje, neturėdami ko valgyti, vandens atsigerti, o temperatūra tokia žema, kad kiekvienas jūsų įkvėpimas kelia grėsmę jūsų gyvybei. Šiandien papasakosime jums siaubingą Nikolajaus istoriją, kuris kovojo už savo gyvybę sniege ir tamsiuose naktimis. Ar norite sužinoti, kiek laiko žmogus gali išgyventi sniege ir kaip viltis tampa didžiausia stiprybė? Ši istorija suteiks jums įtampos, baimės ir drąsos žvilgsnio, kurio niekada nepamiršite. Išgyventi Sibiro leduose nėra lengva, ypač kai nieko neturi ir keliauji vienas. Ši istorija pasakoja apie jaunuolį vardu Nikolajus. Jis leidosi į žvalgybinę kelionę ir turėjo nuvykti į atokų Sibiro regiono kaimą. Prisiminkite, prieš 50 ar 60 metų žmonės dažniausiai keliaudavo pėsčiomis arba arkliais. Iš pradžių viskas klostėsi gerai, kaip įprasta, bet vakare oras staiga ėmė keistis. Dangų dengė tamsius debesis, pradėjo pūsti stiprūs vėjai, o paskui viską užklojo gausus snigi. Per kelias valandas jis buvo visiškai vienas begalinėje ledo jūroje. Pirmoji naktis buvo pakenčiama, bet paskutinėmis nakties valandomis pradėjo rodyti šaltis. Temperatūra pavojingai nukrito. Nikolajaus drabužiai buvo ankšti, bet šaltis buvo nepakeliamas. Nikolajaus rankos nuolat drebėjo. Visur tvyrojo tyla, kuri žmogų palaužė iš vidaus. Nikolajus vis ramindavo save, kad greitai ateis pagalba, bet baimė pamažu įsiskverbė į jo širdį. Jis žinojo, kad vienas neteisingas sprendimas čia gali kainuoti jam gyvybę. Draugai, antrą ir trečią dieną reikalai ėmė sparčiai blogėti. Nikolajus pradėjo kentėti alkį. Jis vis galvojo apie maistą, bet neturėjo nė grūdo. Troškimas jį išvalė nuo liežuvio, lūpos pradėjo trukinėti, o gerklė degė. Jis žinojo, kad sniegą valgyti tiesiogiai yra pavojinga, bet iš nutinybės jis vis po truputį tirpdė sniegą ir jį gėrė. Jo kūnas silpo, bet Nikolajaus noras gyventi jį kankino. Kiekvieną naktį jis iškasdavo mažą duobę sniege, kad pasislėptų nuo stipraus vėjo. Tamsiomis naktimis girdėdavosi keisti garsai. Daug kartų Nikolajus jausdavosi taip, lyg kažkas jį stebėtų ar šauktų, bet visa tai buvo tik iliuzija. Vienatvė, baimė ir tyla tapo didžiausiais jo priešais. Ketvirtą dieną muštis tapo pavojingesnis. Jo žingsniai ėmė svirduliuoti, širdis ėmė plakti greičiau, o prieš akis tvyrojo tamsa. Kūnas jau beveik sureagavo, bet vienas dalykas neleido Nikolajui palūžti – viltis. Jis savo pažadėjo, kad nesėdės, negulės ir nepasiduos. Kiekvieną vakarą jis savo sakėdavo: tiesiog praleisk šiąnakt Nikolajau. Draugai, Nikolajus dieną šiek tiek keliaudavo, nes patekėjus saulei oras laikinai tapdavo panašus į kelionę. Vieną dieną, kai jo jėgos jau beveik išseko, jis tolimoje pamatė ploną dūmų juostelę. Iš pradžių jis negalėjo tuo patikėti, bet paskui širdis patvirtino, kad tai vilties spindulys. Nikolajus sukaupė visas savo jėgas ir nuėjo tą kryptimi. Kiekvienas žingsnis buvo kupinas skausmo, bet jis nesustojo. Galiausiai jis pasiekė gelbėjimo komandą. Draugai, Rusijos vyriausybė kai kuriuose vietose sukūrė tokias gelbėjimo komandas, nes tokie incidentai nutinka Sibiro regionuose. Dauguma jų aukų yra turistai. Galiausiai Nikolajus išgyveno, bet šią patirtį prisimins visą likusį gyvenimą. Ši istorija moko mus, kad didžiausia jėga išgyventi sunkiose situacijose nėra kūnas, o drąsa, kantrybė ir viltis. Žiūrovai, dėkojame, kad žiūrėjote visą video. Užsiprenumeruokite kanalą ir pasidalinkite savo pasiūlymais arba asmeninę gyvenimo istoriją.